Tau nesvetimas greitis, azartas, o gal turi auksinės rankas? Kauno technikos kolegija kviečia studijuoti automobilių techninį eksploatavimą. Mokytis gali visi turintys vidurinį ir aukštesnį išsilavinimą. Po 3 metų studijų tau bus suteiktas profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Po tų pačių 3 metų mokslus galėsi tęsti bet kuriame Lietuvos universitete ir įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį. Mėgsti keliauti? Kolegijoje tau bus suteikta galimybė įgyti tarptautinės patirties pagal Erasmus Plus programą. Studijų metu praktinius įgūdžius formuosi moderniame Bosch mokymo centre, kolegijos automobilių servise, UAB Tobis ratų remonto praktinio mokymo laboratorijoje ir kitose naujausias technologijas taikančiose transporto įmonėse. Motoristas turi kelis variklius užkalęs turėti ant savo sąžinės, tada iš jų jau pasidaro šaltkalvis, turi su mopedu motorinką 3 metus daugiau stūmės negu važiavęs. Technikos kolegijoje veikia įvairaus sporto šakų komandos, tarp jų ir autoklubas. Autosporto mėgėjai praktikas atliks sportinio automobilių paruošimu ir techninę priežiūrą užsiimančiose įmonėse, tokiose kaip Kauno sporto klubas Juta. Automobilių sportas Lietuvoje jisai augantis, besivystantis ir tikrai nemažai mes turime ir žiedinių lenktynių dalyvių, ir drifto, ir autoralio dalyvių, ir slalomo dalyvių, ir visokių kitokių. Aš manau, kad tai yra tikrai perspektyvi specializacija, kurios anksčiau nebuvo. Autosporte mechanikams vienintelė kliūtis gali būti jie patys. Net gyvenant tokioje mažoje šalyje kaip Lietuva, viskas įmanoma, tai reikia noro. Tad reiktų pradėti bandyti rašyti kažkokiam pirmiausia komandom, kurios dar nėra užsitvirtinusios ir ten gal ir ne už didžiausią atlyginimą tiesiog susirinkti tą žinių bagažą ir tada jau galima siųsti CV ir pačiom rimčiausiam komandom. Žinau, yra lietuvių, kur dirba ir su gamykliniam komandom. Audrius Gelžinis, Juta Racing komandos vadovas, kuris kartu su lenktynininkais dėstys studentams, teigia, kad svarbiausia mechaniko savybė – noras. Visus kitus įgūdžius galima išmokti, nors ir nepamaišys kitos savybės, kuriomis pasižymi kiekvienas patyręs autosporto mechanikas. Kruopštus labai, atsakingas, ir ta prasme, jeigu daro tą darbą, tai turi tik tuo metu ir gyventi. Studijų programos tikslas – parengti analitiškai mąstančius automobilių techninio eksploatavimo specialistus, gebančius konstruoti automobilių įrangą, prižiūrėti automobilių techniką ar net organizuoti verslo įmonės veiklą. Programa orientuota į praktinę veiklą, jos turinys pagrįstas realiais inžineriniais kvalifikacijai reikalingais poreikiais. Studijos realizuojamos koncentruotai ir intensyviai, praktiniai įgūdžiai formuojami moderniose laboratorijose. Dėstytojai savo srities specialistai, turintys specifinių tam tikros srities žinių. Darbinę karjerą galėsi pradėti ir studijų metu. Baigus studijas geriausius įmonės pakviečia prisijungti prie jų kolektyvų.